Aš esu Akvilė Medžiktastė ir čia yra klaidžiotojų žemėlapis, kuris apima dalį Užupio ir Paupio rajono. Žemėlapis susideda iš keramikinių kūrinių, kurie yra pasklidę Paupyje ir Užupyje. Juos galima paliesti, pasivaikščioti, jie yra sužymėti žemėlapyje. O žemėlapis atspindi tam tikras vietas, kurios yra informatyvios, kaip pavyzdžiui, kur galima būtų išgerti kavos Paupyje ar pasistatyti automobilį. O kitos vietos yra tokios labiau kaip įsivaizdavimui, ką galima būtų veikti, nemokamos veiklos, pasimatymų idėjos ir panašiai, bet reikia daugiau įsivaizduoti. Keramikiniai kūriniai atspindi labai skirtingus dalykus. Vienas iš jų yra turbūt istorinis aspektas. Tarkim, Saudinis Vilėne patekusi kapines. Tai yra tokia nuoroda į čia buvusi kailių fabriką. Kiti kūriniai taip pat yra kaip nuorodas apie galimas veiklas Paupyje, kaip pavyzdžiui, knygos skaitimo vieta. Keramikiniai kūriniai buvo sukurti anksčiausiai. Ir kiekvienas iš jų susideda iš plytelių. Jie buvo instaliuoti pavasarį. Šį žemėlapį irgi kūriau pirmą iš eskizų, tuomet rinkom spalvas. Atitaikius spalvas išpildžiau detalėmis. Jisai atitinka maždaug tikrą žemėlapį, bet kai kurie objektai yra pridėti arba išgalvoti, ne visi namai yra tikroviški. Aš tiesiog leidau laiką vaikščiodama, eskizuodama čia, fotografuodama, taip pat buvau ekskursijoje. Šiek tiek sužinau apie istoriją ir pabendravau ir su vietiniais gyventojais. Galbūt šis žemėlapis gali praversti žmonėms atrasti naujas savo mėgstamas vietas ar kažkaip leisti pasižiūrėti skirtingų naujesnių kampų į Paupį, kur galbūt net jie čia dirba arba dažnai leidžia laiką, bet nevaikšto tam tikromis gatvelėmis ar neina keliukais prie upelio. Galbūt šitas žemėlapis padės atrasti vietas, kuriuose galima leisti laisvalaikį ar pasimatymus nemokamai, tiesiog vaikštant, klaidžiojant.